Čia kadangi yra eglynas, aš kiek suprantu, net dėl paties dirvožemio čia nelabai būtų galimybė auginti ir lapuočius, dėl to, kad eglė reikalinga rūgšti terpė, ar ne? Eglė pati tokį terpę pasidaro, nes jinai tankiai auga, nuo pat jau vyra nuo jos visokios valos iš šakos, konkorėžiai krenta ir pati tokia sukurta rūgštė dirba. O lapuotis jisai įsitvirtins ir jisai augs kažko puikiausiai. O per kiek laiko, įsivaizduok, tu dabar visą eglyną iškerti ir sugalvoji, kad aš užsodinsiu lapuočių, nes tu jį labai vertini. Aš nesodinsiu, jisai pats užaugs. Gerai, jisai pats užaugs. Savaiminis miškas jis yra gerokai tvirtesnis ir stipresnis pats iš savęs užaugęs, negu jis yra pasodintas, nes jis yra laukinis. Rūgšti dirva, realiai čia yra tik paviršiai. Tik tas pirmutinis sluoksnis, kiek iš čia bus 15-20 cm. O daugiau visa kita jau yra natūralus dirvožemis. Čia yra visos sukrito samanos, visos rūgšti dirba, konkorėžiai, visokie krantai ir viskas čia rūgštinas. O kaip besikeičiant tokiai dirvai ir medžiam keičiasi gyvūnija? Patys gyvūnai, jie prisitaiko prie visos tos, pavyzdžiui, jaunolynus ateina, griaužia elniai, briedžiai, žievės, skabo. Šituose, pavyzdžiui, medynuose žievės negriaužia. Bet, pavyzdžiui, yra daug tų tokių rajonų, pavyzdžiui, Joniškis, Akmenė, Kupiškis, Rokiškis, kur yra labai daug kanopinių žvėrių augančių. Ir jie tiesiog pačią žievę griaužia ir taip pagadina medį. Ir jis iš vidaus, nuo pačio kamieno centro, pradeda pūti. Jis toliau auga, bet jis realiai viduje yra jau auginamas su puviniu. Ir pati geriausia, geriausia, storiausia mediena jau bus dalis sugedus. Ekonominiu, ūkiniu požiūriu kirsti yra visiškai nenaudinga. Atvažiuoti iškirsti 5 medžius, iškirsti ten, ar čia dabar, kaip pavyzdys, išsikirs 20 arų ar 10, po metų atvažiuosi dar 10 arų kirti, tu pastoviai tą mišką važiuosi.